Sveiki, draugai. Šiandien tik atėjo pati paskutinė siunta. Tai per šiandien buvo labai daug siuntų. Tai norėčiau ją atidaryti, kaip tik supakuotą. Ir norėsiu pradėti naują projektėlį. Taigi, kasgi čia pas mus yra. Ir viduje irgi mėlyna. Lygiai toksai pat užrašas. Atsidarykim ir pasižiūrėkim, kasgi ten viduje. Štai. Viduje yra tokios plokštės. Va, būtų labai įdomu pažiūrėti, kasgi čia per plokštės. Labai sunkiai atsidaro, labai gerai supakuota, labai tvirtai ištrauktas visas oras, kad ne susigadintų. Va, ir čia yra tokios 5 plokštės. 1, 2, 3, 4, 5. Žiūrėkim pačią pirmąją. Kasgi čia užrašyta pas mus? MSX2. Kas tai galėtų būti? Ar žinot? MSX2. Va, čia tuščia plokštė ir reikės lituoti visas detalytės. Kaip tik va buvo supakuota va ir kad ištrauktų sausą orą. Tai yra drėgmę, kad sutrauktų. Va, MSX2 klonas FPGA. Tai va, čia viena iš šiandieninių siuntų. Šiandien gavau virš 25 siuntų, tai kad pažiūrėsim toj sekančias. Tai didžiausias kalnas gavosi man pakuočių, kol visas išpakavau, tai užėmė laiko, reikės susitvarkyti, o tilpo į mažą maišelį susidėjau jau. Žinoma, kitur didesnės pakuotės buvo kiti dalykai, tai tuoj parodysiu dar. O čia pagrinde yra detalytės visokiausios. Štai tas čipas čia net tas didysis, kur bus. Ir visos kitos reikalingos mikroschemos ir detalytės. Dar papildomai atėjo temperatūros matuoklis man čia. Kad pasitikrinčiau kaip. Ir po to du šitie Nintendo Entertainment Dendžio 2 pulteliai. Jie visai neblogi, ten papigiai gavosi, gal po 3 eurus. Tai paėmiau porą. Nu ką, važiuojam toliau. Štai atėjo labai įdomu šitą jungtis. Norėjau iš karto pasitikrinti, ar jinai tinka čionais. Bet to išsiaiškinsim, ar tikrai. Va, žiūrėkit, tikrai čia kaip čia buvusi. Ir skylutės tinka, nes vien šitie 5 man kainavo apie 7 eurus. Gal net ir daugiau čia. Tai va čia šitie kartridžai bus ateity. 2 statosi. O tas svarbiausia man buvo, ar jie tinka. Na, toliau jau tada pradėsim. Po truputėlį. Čia žiūrėkit, koks čipas baisus, baisiai didelis. Kaip jį reiks įlituoti, klausimas. Va. Štai. Kas per čipas. Užrašas ciklon. Užrašyta ciklon ant jo. Altera. Jeigu jūs matot, nežinau, gal ir matot, Altera, ciklon, tai jis va čia turės pasistatyti. Čia jo pagrindinės smegenys, po to atmintis ir visokiausių varžyčių, kondensatorių, kaip tik ir džoistikui, va, kur rodžiau, 2 džoistikai atėjo. Tai kaip tik ir čia va. Prisijungs va 2 džoistikai
turėtų tikti pagal viską. Viską užsakinėjau iš AliExpreso, tik tais šitą pačią plokštę pagrindinę užsakinėjau, kaip matėte iš reklamos, kad visai iš kitur. Nu, laukia darbelio. Čia vat lituosim dar, čia lituosim. Bus gan sudėtinga. Šiandien jau šeštadienis, po turgaus. Penktadienio vakarą praleidau prie lituoklio, ne su draugais, ne su alum, kaip turbūt kiti. Modelis čia yra, neparodžiau, vat revizija 151. Taip va, prie lituoklio, kaip minėjau, susilitavau jau varželes visokias. Gan taip linksmai čia man gavosi. Visas tos dalis, kaip minėjau, iš AliExpreso. Reikėjo visas susilituoti. Mažytės varželes. Kitoje pusėje jau keletą čipų įlitavau, kondensatoriai varžytės, įtampos keitikliai. Vienas yra 1,5 volto, kitas 3,3. Čia papildomų mikroschemyčių. Viena va iš viso, žiūrėkit, kokia mažytė kondensatorius varža šalia. Ir liko pagrindinis čipas Altera, Ciklon ir ramas. Ramas vienas tik čipas eina. O štai čia. Čia ir čia. Tik neturiu dar kvarco, nes kažkoks specifinis eina. Reikės pasižiūrėti. Ir čia kondensatoriukai 27 pikofaradų neturiu. Kvarcas va eina, matot, 21, 4, 7, 7, 2, 7. Tai toksai gan specifinis. Pagal šitą manualą va, daug kas sulituota jau. Įdėsiu ar į aprašymą, ar į komentarą visą šitą manualą. Tai darbuosiuos toliau. Šitą įlitavus reikės dar jį užprogramuoti. Kvarcą net nežinau, gal 20 kažkokį laikiną įdėsiu, kad pasitikrinti. Nu, žiūrėsim. Prieš įlituojant tos čipus, va tą pagrindinį, nu jis šitas yra brangus, apie 15 eurų gal kažkas tokio. Tai biškai pavojinga yra jį prarast, 15 eurų. Tai aš norėčiau pasitikrinti įtampas, ar viskas gerai yra. Tai įtampų įėjimai yra, čia turėtų būti kištukas, tada turi būti saugiklis, tada jungiklis, bet yra ir šitas USB po to. Nežinau, kam ten ateityje naudojamas, bet prasiskambinau įtampą, žiūriu, kad jis lygiai taip pat įtampos praeina iš čia 5 voltai. Tai padavus čia 5 voltus, tai ateina tie 5 ir iš čia. Tai turėtų užsimaitinti ir kažkas ten toliau. Tai manau, kad galima būtų patikrinti. Žiūrėkime, ar aš čia supleškinsiu tas mikroschemas ar ne. Pasiimsiu su powerbanku, pasijungsiu. Va. Ir tada pasimatys mūsų kokios įtampos yra. Pabandykim pajungti. Beje, naudoju va fliusą šitą, visai neblogai pasiteisino. Čia paprastam litavimui, labai puikiai. Tik, kad jį užsakinėti reikia minimum 15 vienetų. Tai čia patį pirmą paėmiau, dabar dar 14 liko. Pabandykim pasijungti. Kaip tik mums parodys amperažą, kiek mes čia išnaudojame. Antrą pusę rodo. Na kągi, parūks tai parūks. Bandom.
Ką jis rodo? 0,4 ampero. 5 voltai laikosi. 0,4. 4 miliamperai tik tais naudojasi. Na tai tada kaip tik ir pasitikrinkim, jeigu jis dabar yra pajungtas testeriuką ant įtampos ir pasižiūrim, ką rodys. Kur mūsų korpusas, greičiausiai čia kažkur tais, arba va, koja. Taip, ką rodo? Nieko nerodo. Gal čia ne korpusas? Gal čia korpusas? Arba per mažai įtampos, nieko neberodo, jokios įtampos. Matyt, užgeso. Reikia pastovaus maitinimo. Netinka powerbankas matomai. Pabandykim tada iš pakrovėjo kokio. Viskas kaip ir veikia, bet tik tais aš ne iš ten paėmiau žemę, nes va žemę, žiūrėkit, iš čia paėmus jis man 5 voltų nerodo net. O jeigu iš čia paimsiu žemę, va, 5 yra, tai tada toliau, čia 1,5 turi būti, o čia 3,3 turi būti. Va, viskas gerai. Su įtampom yra viskas labai gerai. Tai tiesiog tada reikia pasižaisti toliau, galima lituotis. Ir įtampą galim padavinėti per čia. Va. Ir litavau abu čipus. Tai su jų litavimu ir nuplovimu man užėmė 10 minučių gal, nes viską litavau per mikroskopą. Gaila, kad negaliu jums parodyti, nes šiandien diena yra 0,5. Reikia, kad būtų 0,35. Esu užsisakęs ir tada čia kamerą užsidėjus matysiu ir aš ir jūs vienu metu. O dabar neišeina vienu metu žiūrėti. Va, čia kojelės kiek pavaliau. Gal po to ant galo jau dar kartelį prasivalysiu viską. Tai va, reikia pasižiūrėti, ar už tų kojelių netrumpina. Bet kiek žiūrėjau per mikroskopą, tai kaip ir viskas gražu yra. Tai va, dar tais neturiu kvarco tinkamo. Tai nežinau, ką čia daryti. Reikia tą alterą užsiprogramuoti mano. Modelis, va, matosi jos. Dingo. Tai užsiprogramuoti ir pasižiūrėti, ar jinai yra veikianti. Jeigu veikianti, tai turbūt reikės dar vieną užsisakyti, nes yra 5 plokštės. Jeigu čia man viskas pasileis ir noriu padaryti greičiau, kad parašyti atsiliepimą pardavėjui, ar viskas yra gerai. Jeigu gerai, kaip ir sakiau, imsiu dar vieną. Tai va, beveik surinkta. Kartridžių dar slotų nelituosiu, nes nelabai ten jie man reikalingi, nes aš dar tų pačių kartridžių neturiu. Nes čia yra specifiniai, netinka nuo Dendy ir dar nuo kitų ten netinkantis. Ir čia yra specifika, būtent MSX. Čia toks specifinis kompas, kuris buvo maždaug tarpe tarp Dendy, tarp ZX Spectrumo. Tai va, tai čia va, žmogelis protingas labai padarė ant vieno čipo. Hardveriškai viskas yra 1:1, taip kaip ir tikrasis MSX. Parodysiu aš, kaip atrodo ir MSX ir šitos plokštės pas AliExpress. Na va, liko kas čia toliau dar šitiem pulteliam. Čia tokie reikia switchai, krūva turėtų būti. Ai, dar diodėliai šviesos reikia sulituoti. Ir čia monitorius. Audio, kondensatoriai va didesni, bet jau dabar pagrindas yra padarytas, svarbiausia man šitą pasakyti. Į pabaigą mano litavimas, kaip matot. Va, įdėjau vagajų, čia jungiklius, bet dar neprilitavau, tai tiesiog pasitikrinau, ar jie man tiks. Matau, kad tinka, bet originaliai ten buvo kitokie. Kvarcas. Neturiu tokio, kokio reikia, įdėjau 20.
Toliau kondensatoriai mažiukai va šitie C13, C14, C13, C14 turi būti 27, aš tokių neturiu, įdėjau 30. Po to kitoj pusėje, va čia, va 30, va 3,3, 3,4, 3,3, 3,4 yra 3,3, aš tokių neturiu, tai įdėjau po 1 mikrofaradą. Perlitavau jau programatorių, lizdą programatoriui. Jau tuoj tada bandysim programuoti. Turiu šitą USB blasterį Alteros. Tai nežinau, kaip čia man gausis. Neturiu vienos kojelės, bet pagal viską čia yra antra kojelė. Turėtų būti žemės dvi. Skaičiuoju iš dešinės pusės viena, antra. Čia yra žemė ir čia yra žemė. Va, 10. Tai žiūrėsim, kaip čia man gausis. Tuo jungsim. Pravargau labai ilgai su softu. Teko prisijungti papildomą hardą išorinį 4 terabaitų. Nes softas užima vos ne 10 gigų. Reikėjo atsisiųsti ir ilgai instaliavosi per USB. Taigi prijungiau programatorių, USB Blaster vadinasi. Ir bandysim tada užprogramuoti. Prijungiau prie reikalingų kontaktų. Jau veikia kompiuteryje. Kompiuteryje va štai pasirinkau hardware, yra USB Blaster parinktas. Viskas ok. Ir tada prijungiam maitinimą prie jau mūsų kompiuteriuko. Užsidegė visos lemputės. Esu padaręs kairiai pusėje mėlyną, dešiniai pusėje mėlyną ir per vidurį raudoną. Dabar šviečia visos lemputės, kadangi šita Altera nėra užprogramuota. Kai jinai užsiprogramuos, turėtų užgesti lemputės. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Nagi bandom tolyn. Pasirenkam šitą. Hardware not selected matosi. No hardware. Turim pasirinkti čia. Dabar turi būti ok. Va, atsirado viršui. Ir jau tada čia va, turi varnelės būti uždėtos. Ir tada spaudžiam start. Taigi žiūrim, progresas vyksta. Rašo successful. Reiškia, viskas mums pasisekė taip, kaip turi būti. Taigi, tada atsijungiam maitinimą. Užgeso viskas. Atjungiam programatorių nuo plokštės. Ir tada pasijungiam dar kartelį maitinimą be programatoriaus. Opa. Žiūrėkit, mirksi tik viena ir užgeso. Reiškia, mums viskas pavyko. Altera yra užprogramuota. Dabar mums reikėtų perjungti šitos svičius, bet kad juos perjungti, man reikėtų juos prilituoti. Atjungiu maitinimą. Juos reikėtų prilituoti, kadangi aš dar nebuvau juos prilitavęs. Arba galima tiesiog išlituoti ir užlituoti kontaktėlius. 1, 2, 3, 4. Man tik tai šitų dviejų tai reikia. Gal net man to jungiklio ir nereikia. Nu, šitą metalonui gal paliksiu, nes šitaip gražiai viskas gaunasi. Tad tuoj greitai prilituoju ir grįšiu. Atsinešiau jau monitorių, pasiruošiau. Taigi, tada persijunkim štai čia 2 ir 3 į on. Pirmą atjungiam. 2, 3 on, va taip, kad būtų.
Taip, tada prisijungia monitorių. Paimsiu aš gal maitinimo kitą valdiklį, kad matytumėm, kiek suryja. Klausimas, ar čia veiks, nes, nu gerai, sbogam, tada jungiamės. Taip, čia mirksi 2 užsidegė. Jau, kažką rodė. Yes, veikia, chebra, veikia. Parebūtinkim per naują. Taip, klavos reikia tada. Tuo aš parebūtinsiu. Dar kartelį jungiam. Nespėjau paskaityti, kas ten parašyta. Taigi, kompiuteris pasileido, super. Labai gerai. Labai gerai, taip, tai tada prisijungiam klavą. Prijungiau klavą. Jungiam kompą. Mirksėjo, užsivedė. Taip, ar klaviatūra veikianti. Iš čia užgeso. Užsivedė. Klava veikia. 10. Целas. 20. Print. Sveiki vaikučiai. Run. Veikia? Na, veikia. Kodą reikia pasižiūrėti. Kaip kodą pažiūrėti, list bent jau būdavo po basicų. Tikrai. Taigi, tada 30. Go to 20. Run. Sveiki vaikučiai. Ctrl C, kuris sustoja. Escape. Nežinau, kuris sustoja. Teks išjungti. Tik ką pabandžiau. Nu, laimės pilnos kelnės. Nu super, chebra, viskas veikia, Reikia toliau pasigilinti, reikia jums papasakoti, kas čia per daiktas, tas MSX. MSX čia iš serijos kaip ir ZX Spectrumas, kaip denti tam tarpe maždaug. Tai vat ir Basicas veikiantis. Tai vat būtų įdomu čia su juo man pasižais, nes tokį retro kompiuterio neturiu, todėl aš į repliką gaminausi savo. Nu super, nu neatsidžiaugiu. Tuoj, sekundėlę einu, aš pasigaminsiu kokį nors gal SD kortelę, nes čia galima įsidėti va štai čia SD kortelę. Atjungti gal reikėtų. Nesugadinčiau. Tai labai džiaugiuosi, kad viskas veikia. Tai turiu daugiau tų plokščių, yra 4 dar likusios. Trūksta man Altera reiškia pasitvirtino iš to pardavėjo. Be to, čia yra kvarcas biški netoks 20, aš galvoju, užsives, neužsives. Tai vat, su kvarcu biški buvo niuansėlių, su šitais kondensatoriukais mažais. Ir čia dar kondensatoriukai 2 buvo, mažesnio nominalo. Jie prie reseto sėdi, čia dar resetas turėtų būti. Garso turėtų būti dar išvestis. Nėra. Ir čia video paprastas į teliką. Dabar garso nėra, nes net nieko nepadariau. Ir dar kartridžiai turėtų būti. Nu, viskas iš eilės, to viską gražiai papasakosiu. Pasigaminau SD kortelę. 8. Bet daugiau negu 4 nepagamina. Nu, ta prasme, particija. Klaviatūra tokia sena, ACL, po to Fujitsu Siemens. Tai ACL yra iš senesnių. Tai va, 8 gigų kortelė, bet pasidaro jis particija 4 ir FAT16. Dabar, kad ta kortelė veiktų, čia kuris įstato, reikia perjungti 8 svečiuką į viršų.
Turi atrodyti svečiukai taip. Įstatom kortelę. Va, užfiksavau. Ir įsijungiam. Kaip matot, tą nepanaudojau dar paveriui skirtą nei lizdo, nei čia saugiklio, nei jungiklio. Tiesiog klaviatūrai čia skirta yra pajungti, bet aš per čia tiesiog paduodu 5 voltus. Ir čia viskas vat suveikia. Išsirašė. MSX, galim perkrauti, galbūt dar kartelį. Va, čia ir pasikeitė, dar net buvo prieš tai Basicas 3, bet čia atsirado MS-DOS, Command-Comas yra jau kaip disketė A. Tu dar kartelį perkrausiu. SD rašo kortelę. MSX logo. Va, užsikrovė. Čia kaip ir DOSas, tad lygiai tas pats, tai dir. Žin, ar dabartiniai raktai veikia. dir/v, kad rodytų. O, rodo. Veikia šitas raktas iš senovės. Taip, games yra. Yra kažkokie žaidimai. Aš įkėliau dar Gradius. Zombie. Metal kažkoks tabas spaudžiu. Metal Romu. Nepasileidžia. Koks nors Vocal Commanderis čia gerai, kad būtų. Pasinagrinėjau. Sofaron yra toksai. Sofaron, matot. Ne taip parašiau. Taip, kas čiagi tokio yra. Sofaron. Na tai turbūt čia bus šitas paleidžiamasis, nes matau SR. Kompikas mirksi, kraunasi, Sofaron, jo, pasileido. Taip. Press A space, nu space, tarkim. Na va, Vocal Commanderis mūsų, tas pats. Va, lygiai tas pats, tai jau čia maloniau yra darbuotis. Paleiskim, kur aš buvau. Va, klausia, paleidžiam, taip, start. Nu, garso nesu pajungęs dar. Laudinasi geimas. Taip, press button A, return or space to launch ROM. Nu, enter spaudžiu. Pabandykim pasileisti žaidimą. Na, čia turbūt žinot šitą. Radius, Gradius, kaip jis ten vadindavosi. Būdavo toks žaidimas po šituom, po Dendžiu. Dendi būdavo. Nužudė. Nieko. Štai paleidau kompę Google Wikipedia apie MSX kompą. Tai irgi atrašo, kad 83 metais maždaug paleidtas ASCII Corporation ir Microsoftas, nes matėte, MS-DOSas yra. Tai va čia prirašyta 80 metais, va. Tais pro mūsų Lietuvą praėjo pro šalį Tarybų sąjungą, tai žinot, džiaugiamės aplamai, kad ZX Spectrumą turėjom.
vėliau ten tada dendis. Na ir vėliau visokiausi ten segos ir visa kita. Tai čia toksai kaip kompiuteris, matot, panašus į ZX Spectrumą, kaip ir minėjau. Irgi jis turėjo visokiausių dalykų. Similar Systems, va matot, irgi panašus buvo. Žaidimai, va, taip pat, va, ir R-Type, Gradius, kur kaip tik, va, pažaidėm kontrą. Na, man reikės čia padirbėti vėliau, pasiaiškinti daugiau, nes tikrai reikėtų prisėsti prie jo. Džiaugiuosi, kad jis pasileido. Va, specifikacija maždaug pasaulyje išleistas 83. Japonijai matot 88, o Europoje va apie 90. Procesorius matot irgi yra profesorius Zilog Z80, tai kaip ir ZX Spectrumo toksai pat procesas. BIOSai va, lygiai taip pat susipumpavo. Toliau va, radau pas AliExpress'e yra toksai pat, ką ir dabar pasigaminom. Jis va, reikėtų dėžutę, va, lygiai toksai pat matos ciklon. Dar čia įsistato Wi-Fi plokštę va šičia. Prie kartridžio turėtų būti dar va šitas toksai čipas, kuris pagamina iš 5 voltų minus 12 ir plus 12. O čia šitas yra Wi-Fi modulis, iš kurio darėm šitą BK0010, jeigu atsimenat, kur jungiam prie šilelio. Tai va, čia spalvos tik tais keičiasi, bet kaina maždaug tokia ir dar atsiuntimas. Na, maždaug tokia kaina, tai man gavosi gerokai pigiau. Jeigu kažkas sugalvosit pakartot tą, ką aš dabar čia dariau, tai turiu dar kelias plokštes. Greičiausiai kažkam pagaminsiu, gal dar vieną parduosiu surinktą, o kitą galbūt padarysiu kaip konstruktorių, kad galėtumėt kažkas nusipirkti ir pats susirinkti, kad nereikėtų rinktis atskirai detalės, tai čia susikomplektuosiu. Jam eina dar kartridžai, būna irgi AliExpress'e yra, ar su žaidimais, ar tai papildoma atmintis, kad galima būtų hardą prisijungti, galima būtų prisijungti flopiką. Tai va, tai yra tokių niuansėlių, tai irgi pasinagrinėkite, jeigu jūs domina. Čia va, kur rodžiau, tai yra kaip tik plokštelė, kuri 5 voltai ateina, pasigamina minus 12 plus 12. Tai jinai bus reikalinga čia šitiem kartridžam, kur sakiau. Tai jinai dar prisimontuos kažkaip ties čia, nu, prie pagrindinės plokštės. Po to va čia šitie Wi-Fi modulis prie jo prisijungia. Galima irgi čia įsistatot, užsiprogramuoti, jeigu reikia. Jei galima užeiti į meniu, po to užsiprogramuoji savo Wi-Fi tinklą ir tada galima brausinti. Irgi reikia tik tai softą kažkokį ten pasileisti, kad naršyklė buvo čia, irgi dar vienas naujas Wi-Fi modulis. Galima pabandyti jungimo metu, man atrodo, F1 reikia laikyti. Galim patikrinti. Išjungim. Ir dabar ant klaviatūros laikykime F1 ir tada įjungim. Va. Žiūrėkit, ką jis užrašė. Entering Wi-Fi modulis, bet sako, pas tave nėra tokio modulio ir iš karto jis išsijungia. Nu, reikėtų jį prisijungti. Ir čia ir tada jau galima bus. Jis užeitų ir užsiprogramuotų. Nu va, visai įdomiai čia mums gavosi. Video aptarimas dabar. Tai va, kaip matot, replika pavyko.
Čia tas projektėlis yra vieno veikėjo, neatsimenu, Portugalijos ar iš Ispanijos. Tai įmesiu nuorodą kažkur tais į komentarą savo aprašymą visą, nes buvo visokiausių versijų šito ir čia kaip matot 1.5.1 yra ir senesnių versijų, ir naujesnių, tai tiesiog galit pasigaminti. Neįdėjom va dar kartridžių sloto, bet tai čia ateityje, jeigu tik tais reiks, nes iš šito yra daug išspausta, kaip matot, ZX Spectrumas ten būdavo 48 KB, o čia net CL2 megai, tai va, visas kortelė 8, panaudoju tik 4, tai visai čia gerai gavosi. Tik dabar, žinoma, prisiminiau, kad nespėjau panaudoti joystiką, reikėjo pasijungti vieną, antrą pasibandymui. Reikėtų galbūt korpusą atsiprintinti, pasidaryti, būtų visai faina. Reikia kvarcą pasikeisti, galbūt, kad greičiau truputėlį dirbtų, nes čia taip toks tept ant greitųjų, ką turėjau, svarbiausia norėjau paleisti, pasitikrinti. Tai va, jeigu patinka tokie video, parašykite komentarą, ar tokius video dar norite ateityje matyti kažką panašaus, nes vien remontai tai galbūt neįdomu yra, bet kažką pačiam sukurti tikrai yra įdomiau. Retro yra retro, su retro tik tais tokie dalykai, kad maždaug padaryti remontą, sutaisyti ir padėti į stalčių, kad dulkytų, o čia galima pasijungi ir galėti pats susikonstruoti kažką tais pasidaryti. Jeigu toks yra per sunkus, tai galima kažkokį kitokį projektėlį paimti. Aš turiu keletą dar plokščių likusių, pradėjęs jas per naują daryti, rinkti. Čia būtent ir yra murmuliatorius. Jis tikrai labai fainas yra, turbūt gal padarysiu video net su juo, nes MSX yra tik tais vienas kompiuteris ZX Spectrumo tipo, bet ne ZX Spectrumo, šį yra, matot, Microsoftinis daugiau. O čia yra daug lengviau, nereikia vargti su šitais, su Altera nereikia vargti, įstatei piko ir važiuojam, ir be to viduje yra daug daugiau emuliatorių. Tai šitą rekomenduočiau, tikrai, kas ten toks elektronšikas esat, tai susirinkti. Čia pas mane yra 1.4 versija, tai jį aptarsim. Ateityje galbūt kitas video bus. Labai fainas dalykas. Jeigu tokie per sudėtingi yra, tai galėtumėt kažką tais paprastesnį, kaip ir atrodžiau, ZX, tai yra ne ZX, čia yra BK0010, tai eina su šituo pačiu Wi-Fi, kur yra, įsistato vietoj, čia visas kontroleris, visas kompiuteris, įsistato į šitą ir viskas yra. Ne taip, ne tą pusę, va šitą turi būti lygiai, nes apibraukta yra. Ir prisijungia video, prisijungia klaviatūrą. Irgi tokie iš paprastesnių, tik tais šitą valdiklį galbūt sunkiau būtų užsiprogramuoti, bet daugiau tokie konstruktoriai, kas mėgėjai būtumėt, norėtumėt pasimokinti lituoti ar kažką daryti. Arba iš vis net galit pradėti nuo kažko tais paprastesnio. AliExpress'e pilna yra visokiausių. Čia net neišardęs, atsisiuntęs iš kažkadaise, net netikrinau, galim pasižiūrėti. Irgi atsisiųskit iš AliExpress'o kokį nors primityvų net. Čia korpusas, matau, yra. Nenoriu ardyti net. O čia detalių krūva irgi. Atsisiunčiat ir susilituoja. Va, lizdas. Čia kažkur turėtų būti turbūt ir pati plokštė. Va, plokštė yra. Garsiakalbiukas, batareika, jungiklis. Susilituojat ir turėsit laikrodį. Vis kažkoks užsiėmimas, po truputėlį mokinkitės, lituokit. Taigi dar viena iš kažkokių projektėlių jau nuo vasaros irgi
jau dalis suvažiavusios, beveik visos. Irgi Altera čipai yra ZX Spectrumas. Jis yra Leo. Čia yra Pentagonas. ZX Spectrum Pentagon, va matome. Irgi detalių reikia, va, Altera įsistatys. Po to įsistatys tas pats Raspberry Pico. Bus video išėjimas. Čia vat reikia pasigaminti dar flopiko valdiklį ir bus ZX Spectrumas. Tai gan savotiškas projektėlis įdomus. Manau, kad padarysim kaip nors. Atvažiuos šito mikroskopo atvažiuos linzė ir galima bus rodyti iš arčiau, kaip silitavo. Šitas gan greitai silitavo, kaip ir minėjau, 5 minutės ar 10 minučių. Ir viskas. Taigi, draugai, jeigu patiko video, spauskit laiką, pasidalinkit su draugais, mokinkitės silituoti, mokinkitės kažką projektuoti, kažką savo sukurti, nes kas yra jau sukurta, tai mums toli yra pasivyti, bet kažką po truputėlį mokinkimės, darykim po truputėlį patys, dalinkime su draugais, padėkim vienas kitam. Ir tada ate, draugai, iki sekančio karto, ačiū, kad žiūrėjot. Ate.